Sveiki, aš esu Mindaugas Ramoška, Ekspertai EU Lietuva. Šiandieną turėsime pokalbį, tačiau pradžioje perskaitysiu keletą citatų. Taigi, Lietuva teigia, kad Ukraina šiuo metu kovoja ne tik už savo laisvę ir nepriklausomybę, bet ir už viso civilizuoto ir demokratinio pasaulio, įskaitant JAV, laisvę ir nepriklausomybę. Lietuvos politiniai lyderiai nekartą informavo Lietuvos žmonės, kad mus tenkins tik pergalė fronte Ukrainos teritorijoje ir kad Ukrainos sienos turi būti atkurtos tokios, kokios jos buvo 1991 metais. Lietuva nekartą nurodė, kad po pergalės fronte Rusija turės mokėti reparacijas Ukrainai ir kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turės būti teisiamas Hagos tribunole, taip pat tribunole, kurį inicijavo Lietuvos lyderiai specialiai Putinui. Lietuva nuolat rodo pasaulinį lyderiavimą ir aktyviai padeda atstatyti Ukrainą, teikdama finansinę paramą milijardais dolerių, procentinę dalį nuo bendro vidaus produkto, taip pat karinę ir kitą reikalingą pagalbą. Norėčiau pažymėti, kad Ukrainos kvietimas prisijungti prie NATO ir pergalė prieš Rusiją yra strateginis Lietuvos tikslas be jokių kompromisų, kuriuos girdime Lietuvos žiniasklaidoje kiekvieną dieną. Taigi, norėčiau supažindinti su mūsų ypatingu svečiu Williamu Scottu Riteriu, buvusiu Jungtinių tautų ginkluotės inspektoriumi, autoriumi, komentatoriumi ir tikru Amerikos patriotu. Sveiki, Scottai. Labai ačiū, kad pakvietėte. Taigi, jūs girdėjote, ką aš ką tik perskaičiau, ir galbūt turite keletą minčių apie tai, ką Lietuvos žmonės girdi beveik kiekvieną dieną Lietuvos žiniasklaidoje. Klausykite, Lietuva yra suvereni valstybė. Ir kaip suvereni valstybė, Lietuva turi teisę formuluoti savo užsienio politiką ir nustatyti savo nacionalinio saugumo prioritetus. Pasakysiu, kad yra labai svarbu, kad jūsų užsienio politika ir nacionalinio saugumo prioritetai atitiktų realybę, kitaip teks nusivilti. Ir jei jūsų politinė pozicija bus pernelyg ekstremali, tikslų ir uždavinių neįgyvendinimas gali turėti neigiamą poveikį pačiam saugumui, kurį bandysite išlaikyti. Sakyčiau, kad Ukrainos ir Rusijos atveju Lietuvos užsienio politikos tikslai kenkia Lietuvos nacionaliniam saugumui. Šiuo metu yra aišku, kad Lietuvos ir jos NATO partnerių bandymas panaudoti konfliktą Ukrainoje kaip mechanizmą siekiant strateginio Rusijos pralaimėjimo yra žlugęs ir žlugęs labai stipriai. Lietuva, siekdama savo dabartinių politinių tikslų, rizikuoja visiškai atitrūkti nuo realybės, nes šie tikslai yra nebepasiekiami. Bet jei Lietuva ir toliau jų sieks, gali atsidurti labai keblioje ekonominėje, politinėje ir karinėje padėtyje. Ačiū už jūsų nuomonę šiais klausimais ir galbūt pereikime prie temų, kurias galėtume aptarti toliau. Taigi, Vokietijos brigada ir Lietuvos konstitucija. Jūs jau kalbėjote apie Vokietijos brigadą anksčiau, todėl jūsų kalba buvo išversta į lietuvių kalbą, kad Lietuvos žmonės geriau suprastų, kas vyksta. Tačiau Lietuvos žiniasklaida mums pasakoja kažkiek kitaip, nei jūs sakote. Kaip jie mums sako, tai bus naudinga ir mes tapsime stiprus ir kad Vokietijos brigada Lietuvoje mus apgins ir mes tapsime saugus. Bet faktas yra tas, kad Lietuvos konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių masinio naikinimo ginklų ar užsienio karinių bazių.
Galbūt pridursiu, kad nėra visiškai teisingas vertimas, nes turėtų būti draudžiama turėti masinio naikinimo ginklus. Galbūt aš klystu šiuo klausimu. Taigi, buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sakė, kad Vokietijos brigados buvimas Lietuvos Respublikos karinėse teritorijose ir įrengimuose yra ir bus Lietuvos Respublikos koncepcijos dalis. Gerbdamas Lietuvos Respublikos suverenitetą ir teisės reikalavimus, Rūdininkų poligonas, kuriame tarnaus dauguma Vokietijos brigados karių, nėra kitos šalies karinė bazė, o Lietuvos Respublikos karinė teritorija, kurią naudos Vokietijos brigados ir Lietuvos kariuomenės daliniai. Taip pat kitų NATO sąjungininkų kariuomenės daliniai. Taigi, ar dislokuota Vokietijos brigada taps užsienio baze, ar tai bus Lietuvos bazė? Vėlgi, pabrėžiu, kad Lietuva yra suvereni valstybė, atsakinga už savo įstatymus ir jų interpretaciją. Manau, kad Vokietijos karių dislokavimas Lietuvos teritorijoje yra diplomatinis Lietuvos ir Vokietijos klausimas, kuris turėtų apibrėžti tų pajėgų statusą ir tai, kaip Lietuva nuspręs tai daryti. Kokios sąlygos tampa priimtinos tarp Lietuvos ir Vokietijos yra Lietuvos ir Vokietijos reikalas. Jeigu Lietuvos žmonės mano, kad Lietuvos vyriausybė nesilaiko įstatymų ir leidžia Vokietijos pajėgoms būti Lietuvos teritorijoje, kas prieštarauja konstitucijai, tai, manau, yra uždavinys, kurį turi spręsti Lietuvos žmonės dėl pasitikėjimo Lietuvos valdžia kituose rinkimuose. Bet aš nesiruošiu čia sėdėti ir apsimetinėti, kad turiu teisę nurodinėti, kaip Lietuva turėtų interpretuoti savo įstatymus. Galiu pasakyti tik tiek. Jei manote, kad Vokietijos brigada Lietuvos teritorijoje kažkaip jūs apsaugos, jūs klystate. Karas Ukrainoje rodo, koks gali būti didelis ir intensyvus konfliktas ir ko galima tikėtis, kai Rusijos pajėgos susiduria su NATO pajėgomis. Beje, kai paskutinį kartą tikrinau, Lietuva yra NATO narė, taip pat kaip ir Vokietija. Smurto, mirčių ir naikinimo lygis reikštų, kad Vokietijos brigados gyvenimas truktų trumpiau nei 5 dienos. Nebent yra mechanizmas, leidžiantis Vokietijai greitai papildyti šią brigadą papildomomis brigadomis, kuriuose iš anksto būtų dislokuotos pajėgos, specialiai skirtos pajėgos, pervedimo mechanizmai, tinkama logistinė parama, amunicijos atsargos ir panašiai. Nieko tokio nėra. Lietuva tiesiog apgaudinėja save. Ir problema su šiuo savęs apgaudinėjimu, šiuo savęs klaidinimu yra ta, kad Lietuva gali veikti iš saugumo suvokimo, kai tokio saugumo nėra. Ir patekti į krizę su Rusija, kuri gali būti linkusi tai spręsti kariniu būdu. Jei taip atsitiks, Lietuva nustos egzistuoti. Manau, Lietuva turėtų suprasti, kad ji neturėtų skatinti konflikto su Rusija. Rusija nesiekia konfliktuoti su Lietuva. Bet jei konfliktas kils, būkite tikri, kad bus sunaikinta tik viena tauta ir tai bus Lietuva. Aišku, kartu su kitomis Baltijos šalimis ir bet kuria kita NATO nare, kuri kovos. Paklauskite savęs, koks yra NATO karių papildymo į Lietuvą grafikas. Palyginkite šį papildymo grafiką, jei toks yra su numatomu prognozuojimu Rusijos kariuomenės papildymu. Ir atsakymas yra šis, kad Rusija užims visą Lietuvą, kol bet kokios NATO pajėgos galės išvykti, išgelbėti Lietuvą. O Vokietijos pajėgos, kurios bus dislokuotos Lietuvoje, žus Lietuvoje. Tokia yra realybė. Taigi, jei Lietuva nori išvaistyti pinigus Vokietijos pajėgų išlaikymui, tai yra jos reikalas. Ir jei Vokietija nori paaukoti brigadą karių, siųsdama juos į Lietuvą, tai yra jos reikalas. Patarčiau, kad Lietuva geriau sutelktų dėmesį į tai, kaip taikiai gyventi su Rusija, o neskatinti konfliktus tiek Ukrainoje, tiek potencialiai Lietuvoje.
Taip, jūs esate teisus. Ypač kuomet Rusija yra mūsų kaimynė. Turiu omenyje Kaliningradą, kuris yra mūsų kaimyninė Rusija, o kitoje pusėje yra Baltarusija. Taigi mes turime dvi šalis, kurias mes vadiname šalimis agresorėmis. Turiu omenyje, kad tai yra maža šalis tarp dviejų didelių. Taip, Baltarusija nėra tokia didelė, bet Rusija yra didelė šalis. Ir mes tai eskaluojame labai stipriai. Taigi, galbūt tęskime toliau. Kitas klausimas yra Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras ir poreikis kovoti prieš Rusiją. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kalbėdamas viso karinio alijanso vardu, sakė: dabar mes norime kovoti savo karą prieš lygų priešą, o Rusija yra tas priešas. Taigi, kyla klausimas, ar toks Lietuvos kariuomenės vadovo pasisakymas rodo viso NATO pasirengimą kovoti prieš Rusiją, įskaitant JAV? Pažvelkime į tai iš dviejų perspektyvų. Pirma, Lietuvos kariuomenės būklė, nes vėlgi pabrėžiau, jei kiltų konfliktas tarp NATO ir Rusijos, Lietuva būtų sunaikinta per pirmąją savaitę. Lietuvos kariuomenė nėra lygi Rusijos kariuomeniai. Ji nėra net arti tokio lygio, kad prilygtų Rusijos kariuomeniai. Net ir su Vokietijos brigados pagalba Lietuvos kariuomenė būtų lengvai nugalėta per trumpą laiką. Taigi, nežinau, kodėl Lietuvos kariuomenės vadas mano, kad Lietuva gali kažkaip laimėti didesnėme NATO ir Rusijos konflikte. Tai būtų Lietuvos pabaiga ir kiekvienas lietuvis turi tai suvokti. Lietuva nustotų egzistuoti kaip moderni valstybė. Aukų, kurias patirtų Lietuva tiek kariuomenėje, tiek civilių tarpe, skaičius būtų katastrofiškas. Bet dabar pakalbėkime apie kitą realybę. NATO negali egzistuoti be JAV. Pasakysiu tai dar kartą, nes lietuviai paklydo ir kviečia vokiečius grįžti į Lietuvos teritoriją. Norėčiau tai pabrėžti. Sakau kaip amerikietis, mintis apie Vokietijos pajėgas dislokuotas Lietuvos teritorijoje yra baisi. Aš prisimenu antrąjį pasaulinį karą, kai Vokietijos pajėgos buvo Lietuvos teritorijoje. Tai buvo karas, kuriame mano protėviai kovojo, kad nuo nacių išlaisvintų Europą. Dabar, jei Lietuva nori susieti save su nacių palikimu, ir aš tai dar kartą pabrėšiu, Lietuva turi nacių palikimą, kovodama kartu su naciais, vokiečiais, teikdama daug personalo Waffen-SS karinėms formuotėms, tiek sukarintoms grupėms, kurios dalyvavo aktyviame žydų žudime visoje Europoje. Tai yra Lietuvos istorija. Aš to nepamiršau. Rusija to nepamiršo ir Lietuva niekada neturėtų to pamiršti. Ne todėl, kad šiandieniniai lietuviai yra kalti dėl tokių nusikaltimų, bet šiandieniniai lietuviai turi žinoti tokį savo paveldą ir suprasti, kad tai, ką jie daro, atspindi ir juos. Ir kai jie vėl tokiu būdu primena neseną istoriją su Vokietija, tuomet kasa kapus, kuriuose jie vėl bus palaidoti. Aš nesu pernelyg laimingas dėl to ir manau, kad daugelis amerikiečių mano taip pat. Bet faktas yra tas, kad Lietuva ir NATO negali egzistuoti be JAV. Ir mes nesiruošėme žūti dėl to, jei koks nors Lietuvos generolas leido savo kalbėti ir rašyti bet ką, ko NATO nenori ir negali padaryti. NATO nėra pasiruošęs karui, pasakysiu tai dar kartą, NATO nėra pasiruošę karui. NATO nėra kompetitingų kariuomenės formuočių, išskyrus JAV kariuomenė. Kiek laiko Vokietijai prireikė, kad suorganizuotų vieną brigadą ir pasiruoštų siųsti ją į Lietuvą? Vieną brigadą, 5000 karių? Jiems prireiks keleto metų, kad tai padarytų. Ir vis dėlto, jūs norite įsitraukti į pasaulinio masto konfliktą su Rusija, kuri yra branduolinė valstybė? JAV to nedarys. O be JAV NATO yra niekas. Pasakysiu tai dar kartą. Be JAV NATO yra niekas. Taigi mano patarimas šiam Lietuvos generolui yra tiesiog atsisėsti ir užsičiaupti.
Laikykitės tokio Lietuvos gynybos požiūrio, kad nebūtų jokios potencialios grėsmės, įskaitant Rusiją. Jūs turite visą teisę ruošti savarankiškai gintis nuo Rusijos, bet kai suprantate, kad nėra jokios galimybės apsiginti nuo jos, nes Rusija yra per didelė, galbūt geriausias veiksmų planas yra nespardyti mešką, o rasti būdą gyventi taikiai su meška. Tai nereiškia, kad reikia pataikauti meškai. Lietuva yra suvereni valstybė. Ji gali būti ES narė, ji gali būti NATO narė. Rusijai tai nerūpi, bet reikia rasti būdą gyventi taikiai su savo kaimynu. Tai yra geriausias veiksmų planas, o leisti šiam generolui kurstyti karą, kai Lietuva negalės išgyventi, yra ypatingai neatsakinga. Taip, jūs esate teisus. Paminėjote antrąjį pasaulinį karą. Lietuva jau nugriovė sovietų karių paminklus sostinėje Vilniuje. Taigi, daromi agresyvūs veiksmai prieš Rusiją, kad situacija taptų vis blogesnė ir blogesnė. Iš mūsų pusės negražu eskaluoti šiuos dalykus, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje paminklai nėra griaunami, ar, tarkim, Slovakijoje, ar Vengrijoje, ar kitose šalyse. Tačiau Lietuva ir Latvija tai daro. Taigi nėra gerai taip elgtis su kaimynu. Tai mūsų istorija, tai buvo prieš daug laiko, todėl tiesiog palikime tai, prisiminkime ir gerbime. Štai tiek. Sovietų sąjunga kartu su amerikiečiais, britais ir prancūzais kovojo prieš nacistinę Vokietiją ir laimėjo. Todėl turėtume išlaikyti šiuos paminklus kaip istoriją ir priminti savo, kas gali atsitikti ateityje, jei mes to negerbsime. Aš sutinku, labai svarbu prisiminti istoriją. Labai svarbu prisiminti savo istoriją. Ačiū. Taigi, pereikime prie kito klausimo. Lietuvos pasitraukimas iš ginkluotės kontrolės sutarčių. Lietuva oficialiai pasitraukė iš 2008 metų kasetinių minų konvencijos, taip pat svarsto pasitraukti iš Otavos konvencijos, draudžiančios priešpėstinės minas. Taigi, ką daugiau turėtų daryti Lietuva, kad užtikrintų pergalę kovos lauke prieš Rusiją? Taigi, keistas klausimas, bet kartais mes nežinome, ko tikėtis iš mūsų valdžios ir ką ji daro. Na, visų pirma, kaip amerikiečiui, man nelabai derėtų kritikuoti Lietuvą už pasitraukimą iš sutarčių, kuomet JAV nėra jų dalyviai. Taigi, aš negaliu smerkti Lietuvos už tai, kad ji nori naudoti kasetinės ar priešpėstinės minas, kai mano šalis jas naudoja. Tai yra teisėti nacionalinės gynybos sprendimai ir Lietuvos karo profesionalai mano, kad jų pajėgos bus galingesnės naudodamos šios ginklus ir nesijaudina dėl signalo, kuris gali būti pasiųstas Lietuvos sąjungininkams, ne amerikiečiams. Vėlgi Lietuva yra suvereni valstybė, ji turi teisę pati tai nuspręsti. Jūs kalbate su buvusiu jūrų pėstininku, kuris mokėsi ir naudojo kasetinės bei priešmėstinės minas kare. Tai yra karo ginklas. Kai esu kariuomenėje, privalau nužudyti arba kitaip sunaikinti priešą ir pasiekti karinę pergalę visais įmanomais būdais pagreitindamas priešo pralaimėjimą. Paprastai tai reiškia priešo nužudymą. Aš netikiu, kad priešą reikia nužudyti švelniai. Aš įsitikinęs, kad priešą reikia nužudyti stipriai. Aš tikiu, kad reikia naudoti bet kokį teisėtą ginklą ir taip, kad jis būtų mirtinas. Taigi, kas aš esu, kad įsakyti Lietuvos kariuomeniai, kad jūs negalite naudoti kasetinių minų ar priešpėstinių minų? Bet vėlgi, aš grįžtu prie to. Ar tikrai noriu varžytis tik kaip prizininkas, kai esu lengvo svorio, o visi mano potencialūs varžovai yra sunkiasvoriai, žinodamas, kad jau pirmame raunde po pirmo smūgio būsiu nokautuotas? Ar aš, kaip lengvasvoris, norėčiau pasakyti, kad galbūt geriausia būtų įsitraukti į intelektualinę diskusiją
apie šachmatus arba pakeisti žaidimo pobūdį, Lietuva neturėtų užsimti bandymų kariauti. Tai nėra Lietuvos stiprioji pusė. Man nerūpi, kiek kasetinių minų turite, man nerūpi, kiek priešpėstinių minų turite. Jų nepakanka ir jūs pralaimėsite. Tai yra pinigų švaistymas, tai yra laiko švaistymas, tai yra pastangų švaistymas. Lietuva turėtų būti diplomatiška. Ji turėtų pabrėžti ekonominę diskusiją ir sąveiką. Ji turėtų pabrėžti kultūrinius mainus, kad išplėsti gilesnį kultūrinį supratimą tarp Lietuvos ir Rusijos žmonių. Tai yra tai, kas ir turi nutikti, kad gyventi taikiai ir klestėti, išvengiant karo, yra pagrindinis tikslas. Ir kadangi Lietuva negali kariauti ir laimėti karo, Lietuvai būtų geriau prisijungti prie sutarčių, kurios mažina ginklų, tokių kaip kasetiniai šaudmenys ir priešpėstinės minos naudojimą, siekti pirmauti humanitarizmo, o ne militarizmo srity, nes tik taip Lietuva gali išgyventi ateityje. Jei Lietuva paims kardą, reikia prisiminti biblijinį posakį, kad pakėlęs kardą, nuo kardo ir mirsi. Jei Lietuva nori susinaikinti, tebūnie. Kaip jau sakiau, Lietuva yra suvereni valstybė. Ji gali pasirinkti bet kokį likimą, kurio nori. Taip, jūs teisus, labai teisus. Pavyzdžiui, mes teikiame humanitarinę pagalbą Ukrainai. Tai gerai, tai suprantama. Žmonės kenčia, bet kai mes remiame ir tiekiame ginklus, tai yra kitka. Nes dėl to dar labiau kurstome karą, o tai tęsiasi, aukų daugėja ir tai yra naikinimas. Taigi, nėra gerai daryti tokius dalykus. Taip, dėl to jūs esate teisus šiuo klausimu. Taigi, eikime toliau. Lietuvos Europos komisaras kosmoso klausimais, mes turime tokį vieną, ir karas su Rusija. Taigi, Europos komisaras kosmoso klausimais lietuvis Andrius Kubilius informavo, kad Rusija gali pradėti karinę invaziją į NATO ir Europos Sąjungą 2028 metais, o ne 2030, kaip buvo planuota. Taigi, jis inicijuoja Europos kosminį skydą, šalys narės turėtų sujungti savo gynybą kosmose, sako Andrius Kubilius. Taigi, kyla klausimas, ar Rusija įsiverš į NATO dar anksčiau? Žinote, mane erzina, kai girdžiu tokią kalbą, nes kalba neišmanėliai. Akivaizdu, kad šis asmuo nieko nežino apie karą, nieko apie tai, kaip šiuolaikinis karas vyksta. Jei pažvelgsime į frontą, kuris egzistuoja tarp Rusijos ir Baltijos šalių, nes, manau, galime drąsiai teigti, kad jei Rusija pradėtų karą prieš Baltijos valstybės, tai nebūtų prieš vieną Baltijos valstybę, o prieš visas tris vienu metu. Ir Rusija taip pat greičiausiai turėtų vykdyti bent ribotus veiksmus prieš Lenkiją, kad užtikrintų Kaliningrado frontą, taip pat, kad užkirstų kelią papildomoms pajėgoms iš Lenkijos koridoriaus. Taigi, pažvelkime į geografinę problemą ir į tai, kiek karinių išteklių reikėtų skirti tokiems veiksmams ir pabandykime tai perkelti į panašias į Ukrainos konflikto fronto linijas bei įvertinti, kiek Rusijos karinių išteklių reikėtų skirti šiai užduočiai atlikti. Tada mes suprasime, kad Rusijos kariuomenė, kuri yra dislokuota toje teritorijoje, nepritaikyta puolimų. Tai yra gynybinė kariuomenė. Rusija nėra nei organizuota, nei aprūpinta, nei pasiruošusi vykdyti didelio masto puolamųjų karinių operacijų prieš Baltijos valstybės ar Lenkiją. Ir Rusija neketina to daryti. Vienintelis karinis plėtimasis, kuris šioje srityje įvyko pastaruoju metu, yra atsakas į NATO plėtimąsi ir tai reiškia, kad Rusija siekia tik atsakyti į NATO veiksmus, jei NATO nuspręstų pulti Baltarusiją, Kaliningradą ar Sankt Peterburgą. Taigi aš manau, kad kalbėti apie
Rusijos ataka visiškai neatsakinga, nebent turite kažkokių įrodymų. Rusija šiuo metu yra susitelkusi į konfliktą Ukrainoje. Ji skyrė beveik 1 milijoną žmonių šiai užduočiai ir jos gynybos pramonė yra beveik visiškai tam sutelkta. Negalima kalbėti apie karą su NATO, kol Rusija nekalba apie tiesioginį savo kariuomenės patrigubinimą. Tam reikėtų daug laiko ir tai NATO pastebėtų. Ir tai tiesiog nėra tai, kas domina Rusiją. Viena iš priežasčių, kodėl Rusija siekia pasinaudoti galimybę pabaigti konfliktą Ukrainoje, nors ir Rusijai priimtinomis sąlygomis, yra ta, kad Rusija pripažįsta, jog ilgainiui karo ekonomikos veikimas tokiu mastu, kokį veikia šiuo metu, nėra naudingas bendrai Rusijos ekonominiai būklei ir kad Rusija norėtų grįžti į normalią padėtį. Logiška, kad paskutinis dalykas, kurio Rusija siektų, būtų perėjimas nuo karo su Ukraina prie karo su NATO. Nes vėlgi, NATO idėja yra kolektyvinė gynyba. Jei Rusija pradėtų ataką prieš Baltijos valstybės ir Lenkiją, tai Rusijai reikėtų būti pasiruošusiai gintis nuo NATO kontratakų, kilusių iš Rumunijos, Vengrijos, Slovakijos, Čekijos, Norvegijos, Suomijos. Tai reikštų visišką mobilizaciją. Rusija to nedarys, Rusijos tai nedomina. Taigi, tai yra tik fantazijos ir neatsakingos šio lietuvio mintys. Tačiau tai atitinka visos NATO neatsakingą mąstymą, kai NATO, pradedant generaliniu sekretoriumi Marku Rute, neatsakingai remiasi Rusijos karinių veiksmų prieš Europą grėsme, net nenagrinėdama, kaip tokia grėsmė pasireikštų. Karo profesionalai, tikri karo profesionalai, kurie kažką žino apie karą, supranta mobilizacijos reikalavimus, kuriuos Rusija turėtų vykdyti, prieš galvodama apie tai ir pripažinti, kad šios mobilizacijos pastangos nebūtų nepastebėtos, jei vyktų metus, kas suteiktų NATO galimybę reaguoti. Rusijos tas nedomina. Rusija yra susitelkusi į normalius ekonominio pobūdžio santykius su šalimis, taikų bendradarbiavimą. Karas Ukrainoje buvo primestas Rusijai. Rusija nesiekė savanoriškai įsitraukti į šį konfliktą. Ji buvo priversta įsitraukti į šį konfliktą dėl NATO veiksmų, dėl Ukrainos veiksmų, dėl JAV veiksmų. Bet ji nesiekia konfrontacijos su vakarais. Ji net nesistengia pasiruošti potencialiai puolamajai konfrontacijai su vakarais. Rusijos karinė padėtis šiuo metu, neįskaitant Ukrainos, yra grinai gynybinė. Rusija nesiruošia puolimui ir bet kuris karinis profesionalas, kuris žiūri į žvalgybos duomenis, tai žino. Reikia suabejoti politiniais motyvais, kurie neturi ryšio su jokiais žvalgybiniais duomenimis, kuriuose teigiama, kad Rusija ruošiasi pulti 2030-2028 metais ar bet kuriuo kitu metu. Rusija nesiruošia atakai prieš NATO ir kiekviena NATO narė, turinti prieigą prie tikrų žvalgybos duomenų, tai žino. So far, Lithuania, maybe let's say 20 years or something like this. Taip, ačiū. Iki šiol Lietuva, galbūt jau 20 metų ar net ilgiau, kalba, kad Rusija yra grėsmė. Tiesiog nuolatos kartoja žmonėms, kad Rusija yra grėsmė ir kad ji mus užpuls ir taip toliau. Bet pati Rusija, tiesą sakant, niekad negirdėjau per žinias, ar kad politikai kalbėtų panašius dalykus apie Lietuvą, kad Lietuva yra kažkokia agresyvi. Žinoma, kai Lietuva tai sako, kad Rusija yra agresyvi, ji turi kažkaip reaguoti. Pavyzdžiui, vienas Lietuvos parlamento narys pasakė, kad visi rusai yra teroristai. Tokie politikai atstovauja Lietuvos žmonėms ir tiesą sakant liūdna, kad jie taip elgiasi su savo kaimynu. Tai didelė šalis, daugiakultūrė šalis, kurioje kalbama įvairiomis kalbomis ir panašiai. O dabar
staiga visi rusai yra teroristai. Tai skamba kažkaip kvailai, ar ne? It's unnecessarily provocative in addition to being factually inaccurate. Russia is actually a nation that possesses one of the strongest Tai provokuojanti kalba. Ji nepagrįsta jokiais faktais. Rusija iš tikrųjų yra šalis turinti vieną iš stipriausių kovos su terorizmu pozicijų ir aktyviai kovojanti tiek su vidaus, tiek su tarptautiniu terorizmu. Labai neatsakinga, kai tokia kalba sklinda iš Rusijos kaimynės. Juolab, kad Lietuva žino tiesą apie Rusijos realybę. Tačiau tai atitinka Lietuvos poziciją. Lietuvos žmonės leido save užvaldyti politiniam ir ekonominiam elitui, kuris yra pavaldus Europos Sąjungos žemyniniai hegemonijai ir NATO kariniam dominavimui. Ir Lietuva visiškai prisijungė prie šių dviejų koncepcijų. Tačiau faktas yra tas, kad Europos ekonomika šiuo metu neišgyvena pačius geriausius laikus. Nemanau, kad Lietuvos ekonomikai sekasi gerai. Tiesiai sakant, žinau, kad Lietuva neseniai atsijungė nuo Rusijos elektros tinklo ir nežinau, ar tai gerai, tačiau per 24 valandas elektros kaina pakilo 120% ir ji tik augs, o artimiausioje ateityje nėra jokių šansų, kad ji stabilizuotųsi ar sumažėtų. Ar tai protinga? Ar Rusija terorizavo Lietuvą? Ar Lietuva tai padarė savo noru? Tas pats su Europa, kuri leido arba tylėjo, kai buvo sabotuoti Nord Stream vamzdynai, o po to stebisi, kodėl jų gamtinių dujų kainos tokios didelės, kad net verslai žlunga. Ne Rusija tai padarė. Rusija nėra teroristinė šalis, tačiau galima būtų pasakyti, kad Lietuva, remdama Ukrainą, yra teroristinis subjektas. Manau, kad vieną dieną turėtume gauti išsame Lietuvos pagalbos Ukrainai apskaitą, kad sužinoti, ar kuri nors iš šios pagalbos buvo panaudota paskatinti Ukrainos teroro aktus prieš rusus. Ačiū. Mes kalbėjome apie šį Brel elektros tinklą. Brel reiškia Baltarusija, Rusija, Estija, Latvija, Lietuva. Ir šiame tinkle nebuvo jokių avarijų. Viskas buvo gerai. Pamatysime, kas bus ateityje. Tačiau visi ryšiai dabar nutrūko. Ir pamatysime, ką tai reiškia. Kita tema yra Rheinmetall amunicijos gamykla Lietuvoje. Lietuvoje, kuri oficialiai vadinama pafronte su Rusija, vokiečių įmonė Rheinmetall, turinti didelį Šiaurės Amerikos akcininką BlackRock, ruošiasi pradėti statyti bombų gamyklą, kuri tieks bombas visai Europai. 340 hektarų objektas tenkins Lietuvos nacionalinio saugumo poreikius ir prisidės prie Europos gynybos pastangų, kasmet pagamindamas 10 155 mm sviedinių. Buvęs Lietuvos krašto apsaugos ministras pasakė, kad gyvensite saugiausioje vietoje oro gynybos atžvilgiu. Ir kyla klausimas, ar sutinkate su šia buvusio Lietuvos krašto apsaugos ministro nuomonė, kad kuomet turėsime bombų ir amunicijos gamyklą? Well, yeah, I don't know the specifics of Na taip, aš nežinau daug apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūrą, tik šiek tiek ją studijavau. Drįsčiau pasakyti, kad ji nėra nei moderni, nei integruota, kaip oro gynybos sistema, kuri buvo Ukrainoje, ar oro gynybos sistema įrengta Izraelyje, kad apsaugotų nuo balistinių raketų ar panašių dalykų. Todėl, jei kiltų konfliktas tarp Lietuvos ir Rusijos, Lietuvoje
nėra oro gynybos sistemos, kuri galėtų atlaikyti Rusijos kerštą. Rusija turi ginklus, kurių negali numušti net geriausios oro gynybos sistemos, o Lietuva neturi geriausių oro gynybos sistemų. Lietuvos oro gynybos sistemos būtų vienos iš pirmųjų taikinių, bet kurioje Rusijos oro kampanijoje. Taigi jos būtų sunaikintos per pirmasias 48 valandas, nesvarbu, kas nutiktų. Bet net jei ir nenutiktų taip, ginklai, kuriuos turi Lietuva, negali numušti Iskander raketų ar bet kurių kitų. Tepadeda Dievas, jei Rusija panaudotų Arešnik raketą prieš Lietuvą. Nėra jokių šansų, kad ši sistema būtų sunaikinta. Taigi kyla pavojus, žaidžiant žaidimus, grindžiamus neadekvačių savo galimybių, dalyvaujant puolamosiuose karinėse operacijose vertinimu, o šiuo atveju gintis nuo kitų karinių puolamųjų operacijų. Būkite tikri, kad Rheinmetall gamykla išskristų į orą, Rusija ją įrašytų į pirmasias vietas tarp pirmiausia sunaikintinų objektų. Taip pat supraskite, kad deklaruojama 10 000 artilerijos sviedinių gamybos norma per metus net neužtikrina vienos savaitės artilerijos sviedinių poreikio didelio intensyvumo konflikte, kaip tai vyksta Ukrainoje šiandien. Visi artilerijos sviediniai, kurie būtų pagaminti šioje gamykloje, netitinka vienos savaitės kovų poreikio Rusijos-Ukrainos konflikte. Taigi, šie dalykai turi būti pasakyti, kad žmonės galėtų suprasti Rheinmetall gamyklos svarbą ir jos strateginę reikšmę tinkamų kontekstu. Taip, jūs teisus. Ypač tos gamyklos būtų fronto linijoje. Taigi, koks pirmasis dalykas, ką reikėtų padaryti? Tiesiog ją sunaikinti. Tai būtų pirmoji užduotis. Taigi, Lietuva NATO išlaidų srityje yra lyderiai. 2025 metais Lietuva ir toliau tvirtai sieks savo pagrindinio tikslo stiprinti saugumą ir gynybą, Ukrainos pergalė prieš Rusijos agresiją ir stipresni euroatlantiniai santykiai yra svarbu, sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Aukščiausi Lietuvos kariniai ir politiniai pareigūnai sutarė skirti 5–6% bendro vidaus produkto gynybos išlaidoms per ateinančius 5 metus. Todėl Lietuva tapo pirmąją NATO šalimi įsipareigojusią tokiam dalykui. Lietuva siunčia stiprų strateginį pranešimą, kad ji pasiruošusi naudoti visas galimas priemonės, kad užtikrintų piliečių saugumą ir taptų pasauliniu lyderiu gynybos išlaidų srityje, sakė gynybos ministrė Šakalienė. Taigi, kyla klausimas, ar Lietuvos 5–6% yra pakankami, ar Lietuva turėtų skirti dar daugiau lėšų bendrai NATO gynybai? Tai yra suverenios valstybės vidinis reikalas. Lietuva galėtų išleisti 15% ir vis tiek nesukurtų kariuomenės, galinčios apginti Lietuvos teritoriją karo su Rusija atveju. Taigi, tai yra klaidinantys skaičiai, nes jie nėra reikšmingi. Lietuvai sunku save pristatyti kaip lyderę. Žinau, kad ji nori, ji labai didžiuojasi savimi ir panašiais dalykais. Nenoriu to menkinti. Tačiau kalbant apie karinių pajėgų lyderystę, Lietuva turėtų sugebėti nedelsiant išleisti 100 000 gerai apginkluotų ir apmokytų karių, kad galėtų reikšmingai prisidėti prie bet kurio bendro NATO karinio atsako į Rusijos agresiją arba jei norėtų grasinti pačiai Rusijai. Lietuva to negali. Ji nėra pajėgi to padaryti. Taigi, tai yra grinai politinis Lietuvos manevras, siekiant atrodyti įtakingesnė NATO struktūrose, nei ji iš tikrųjų yra. Bet aš dar kartą pabrėžiu, kad Lietuva nėra rojus žemėje. Tai yra, jei jos keliai nėra tobulai nutiesti,
infrastruktūra nėra tobulai prižiūrima ir taip toliau, girtis, kad išleidi 5-6% savo bendrojo vidaus produkto kariniams ištekliams, yra mažiausiai kvaila, nes jie tikrai nepadės. Svarbiau būtų, kad Lietuva perimtų lyderystės vaidmenį, skatindama taiką su Rusija ir stengtųsi nukreipti kuo daugiau savo išteklių į vidaus infrastruktūros plėtrą, rūpintis Lietuvos žmonių vidaus poreikiais. Tai padarytų Lietuvą stipresnę ir atsparesnę. Tačiau jei ir toliau žaisite militaristinį žaidimą, pralošite visapusiškai ir Lietuva niekada nelaimės. Ir net jei Lietuvos kariuomenė niekada nebus panaudota, tai yra tik pinigų švaistymas, nes nėra jokio scenarijaus, kuriame Lietuvos kariuomenė vaidintų lemiamą vaidmenį kare tarp Rusijos ir NATO. Lietuva, kaip jau sakiau, nustos egzistuoti per savaitę, o jos kariuomenė bus visiškai sunaikinta. Taigi, Lietuva neturi jokios priežasties investuoti į savo kariuomenę, išskyrus bandymą padaryti įspūdį savo ir galbūt konfrontuoti su NATO. Dar, kad parodyti NATO, jog Lietuva nusipelno didesnio dalyvavimo jos hierarchijoje, nes ji atitinka tam tikrus kriterijus. Bet vėlgi, jei būčiau lietuvis, labiau susitelkčiau įdėmesį į tai, kaip taikiai gyventi su rusais, nei bandyčiau padaryti įspūdį NATO partneriams dėl šalies karinėms išlaidoms skiriamų lėšų lygio. Jūs labai teisus, nes Lietuvoje maždaug trečdalis gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Taigi, daugeliui žmonių neužtenka pinigų norint išgyventi ar normaliai gyventi. Tai viena vertus. Kitas dalykas yra tas, kad dėl šių ekonominių ir politinių problemų nuo nepriklausomybės pradžios Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo maždaug 1 milijonu. Taigi, eskaluojamas karas taip pat nedaro žmonių laimingesniais ar besijaučiančiais saugiau. Tačiau mūsų lyderiai vis labiau tai eskaluoja. Žinoma, kai kurie žmonės tuo tiki, ypač kada žiniasklaida nerodo opozicijos ar kitų žiniasklaidos priemonių, kurios kalba tiesą, pavyzdžiui, kaip jūs ar kiti. Taigi, yra tik viena linija. Rusija ketina užpulti. Mes turime skirti vis daugiau ir daugiau ir esame lyderiai gynybos išlaidų srityje. Tai yra tikrovė. Paskutinis dalykas, kurio norėčiau paklausti. Kaip jūs vertinate neseniai įvykusį Trumpo pokalbį su Putinu ir JAV gynybos ministro Pete Hegseth kalbą, kai Lietuvos politiniai lyderiai prarado savo protą, nes tai buvo visiškai priešinga Lietuvos pozicijoms, apie kurias kalbėjome anksčiau. Vėlgi, pradėsiu nuo to, kad Lietuva yra suvereni valstybė ir Lietuva turi visas teisės vykdyti užsienio politiką ir nacionalinio saugumo politiką taip, kaip ji mano. Tačiau pabrėžčiau, kad Lietuva nėra reikšmingas veikėjas Europos šalių šeimoje. Ir Lietuva niekaip neįtakoja Amerikos veiksmams. Išskyrus tuos Amerikos sprendimus, kurie dėl propagandinių tikslų suteikia Lietuvai svorio. Mums nerūpi, ką jūs galvojate, sakote ar darote, nes jūs tiesiog mums nesvarbus. Jei neturiu lietuvės mamos, tėvo ar šeimos Lietuvoje, tai niekas, kas vyksta Lietuvoje, amerikiečiui nerūpi. Ir mums tikrai nerūpi, ką Lietuva galvoja apie karą Ukrainoje. Ir taip mano ne tik amerikiečiai. Dabar Lietuva turi vyriausybę,
kuri aiškiai pasirodė, kad ji nusprendė prisišlieti prie ES ir Europos NATO aspektų, kad ji nori toliau vykdyti konfrontaciją su Rusija per Ukrainos konfliktą. Jungtinės valstijos aiškiai parodė, kad tai nėra kryptis, kuria ši administracija eis. Ši administracija yra valdžioje 3 savaitės. Jai liko beveik 4 metai. Ir tai, ką matėme šiandien, yra šios realybės atspindys. Vėlgi, Lietuva yra suvereni valstybė. Jūs galite formuoti savo užsienio politiką ir nacionalinio saugumo politiką taip, kaip norite. Jei galėčiau patarti Lietuvos vadovams, patarčiau jiems šiuo metu pereiti į neutralią padėtį, patylėti apie bet kokius NATO išlaidų ir paramos Ukrainai aspektus. Jums nereikia šokti kartu su Jungtinėmis valstijomis ir mano patarimas būtų tiesiog nutylėti, nes jūs neperimate lyderystės pozicijos konfrontuodami su JAV, nes jūs nesvarbus, todėl mums nerūpi, ką jūs galvojate, bet jei jūs mus erzinate, gali būti pasekmių ir šios pasekmės gali būti rimtos. Lietuva nėra pasiruošusi pradėti ekonominį karą su JAV. Trumpo mėgstamiausia atsakomoji priemonė yra muitai. Ar Lietuva nori, kad jai būtų taikomi muitai? Kitas dalykas, aš nepažįstu Lietuvos žmonių. Įsivaizduoju, kad jie yra kaip žmonės visame pasaulyje, norintys taikos. Jie norėtų gyventi stabiliai. Jie nori geresnės ateities savo vaikams. Jie nori galimybių. Bet jei visu tuo tikite ir vis tiek palaikote konfliktą Ukrainoje, kuris sunaikino tautą, neturėdamas jokios vilties pasiekti bet kurio iš užsibrėžtų tikslų, tada tai kvaila. Ukrainai nebus sugrąžintos 2014 metų sienos. Rusija nebus strategiškai nugalėta. Nieko iš to neįvyks. Ir vis dėlto Lietuvos politikai toliau sako, ne, tai yra kryptis, kurią mes norime eiti, nors žino, kad karo Ukrainoje tęsimas nepakeis galimo rezultato, Rusija nebus nugalėta. Bet jūs pasmerkite 10, jei ne 100 tūkstančių papildomų Ukrainos vyrų mirtims ir dar blogesniems dalykams. Kaip jūs galite sąžiningai palaikyti tokią politiką? Ar lietuviai žiūrėdami į veidrodį ryte paklaus savęs, ar aš didžiuojuosi tuo, kas aš esu, ką darau, ką palaikau ir kuo tikiu? Ir aš negaliu įsivaizduoti, jei toliau palaikysite šį konfliktą Ukrainoje. Atsakymas į klausimą, ar aš didžiuojuosi žmogumi, kuris žiūri į mane, gali būti teigiamas. Tai turi būti ne, gėdingas ne. Jungtinės valstijos siekia šio konflikto pabaigos. Tai yra strateginė kryptis, kuria eina JAV. Ir tai yra konflikto pabaiga, kuri pripažįsta Rusijos realybę. Tai nėra pasidavimas Rusijai ar Vladimirui Putinui. Tai pripažinimas, kad egzistuoja tikrovė, kurią Rusija įgijo savo karių krauju ir kurių niekada neatsisakys. Kita realybė yra ta, kad Rusija laimi ir nieko negalima padaryti, kad tai būtų pakeista. Taigi, jei esate JAV ir formuojate savo politiką, remdamiesi realybę, kaip tai daro Donaldas Trumpas, tam tikri dalykai tampa visiškai aiškus. Pavyzdžiui, kad Ukraina niekada nebus NATO narė, kad Rusija gaus visas teritorijas, kurias ji jau prijungė prie Rusijos federacijos, įskaitant ne tik Krymą, bet ir Chersoną, Zaporožę, Donecką ir Luhanską. Tai yra realybė, su kuria Lietuva turės susitaikyti. Tai ne Lietuvos reikalas, tai nebus pakeista. Kita realybė yra ta, kad JAV nesiruošia stiprinti savo pozicijos NATO. Tiesą sakant, visiškai priešingai. Mes siekiame atsitraukti iš NATO, išvesti 20 000 karių. Nežinau, iš kur jūs manote gauti paramos, bet kuriame konflikte su Rusija. Tai tikrai nebus iš JAV. Mes traukiamės. Mes mažiname karinio sprendimo svorį.
Pabrėžėme politinių kompromisų galimybės, gerinant santykius. Taigi, tokios yra karčios tiesos. Kita aiški tiesa yra ta, kad Ukraina niekada netaps NATO nare. To tiesiog nebus. Žinau, kad Lietuva tikėjosi, kad tai įvyks, bet taip nebus. Tai yra nauja tikrovė. Mes nesiruošiame siųsti reikšmingos karinės paramos Ukrainai. Jei Europa, įskaitant Lietuvą, nori toliau remti šį karą, tai darys be JAV pagalbos, kuri buvo teikiama anksčiau. Tai yra realybės, su kuriomis žmonės turi susitaikyti. Kita realybė yra ta, kad JAV nesiruošia tęsti politikos, kuria siekiama pakeisti Rusijos režimą, kur Vladimiras Putinas laikomas blogu diktatoriumi, kurį reikia pašalinti. Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas turėjo labai produktyvų 90 minučių pokalbį, kurio metu jie ne tik kalbėjo apie susitikimą, kad suformuluotų taikos planą Ukrainos atžvilgiu, bet ir pakvietė vienas kitą į savo sostinės. Tai visiškai kita kryptis, nei Lietuva ir Lietuvos vadovai iki šiol laikėsi. Lietuva turės prisitaikyti prie Amerikos realybės, kitaip jie atsidurs neteisingos istorijos pusėje, kai kalbama apie Europą po Ukrainos konfliktų. Ačiū, Skotai, už jūsų labai geras ir išsames įžvalgas bei mintis šiomis temomis. Tikimės, kad ateityje dar susitiksime ir pasikalbėsime. Labai ačiū už kvietimą, buvo malonu kalbėti su jumis ir jūsų auditorija.